Man eina kita informacija, mums reikia atskirą susikurti, kad grįžę galėtumėm tiesiog sunaikinti energetiškai, kad neliktų jokio. Ką? Gerai. Dėl ko? Nu, Dėl- vat tą atskirą erdvę susikuri su kristalais, su viskuom, keliauji iš Stiklainyje, ne tos ta? erdvės, keliauji iš tos erdvės ten į požemius, susirenki, ką reikia, ir po to grįžus, jau nunaikinus pėdsakus, sunaikinti ir tą erdvę sukurti. Nes man tos kristalus meta, kad kaip antivirusinė tipo. Mhm. Mhm. Gerai, Tai kuriam pasakok. pradedam kurti, ne? Mhm. Gerai, pradedam kurti stiklainį. Uždėtam šarvus. Uždėtam apsaugas. Violetinę. Geltoną. Sidabrinę. Užsukam dangtį. Veidrodinė. Veidrodinę apsaugą uždėtam. Viskas veidrodžių. Tada birutę padėksiu kristalais. Kristalų Aplink- pridedam visų. Čia išorėje, ne? Į stiklą, Jo. ne į stiklą įdedam. Išorėj? Man rodo išorėj. Ai, tai gerai, tai tada išorėj. Mhm. Tai išorėj dėk, aš tada į stiklą dar įdedu. Bet tu tokius didelius. Man rodo, kad aš tą ugninį žiedą dar darau. Mhm. Gerai, didelius kristalus. Bet jau gigantai. Jau rodau gigantus, tai konkrečiai. Šitą laidą pamačiau. Man toks, ką tu čia su tais mažiukais? Man sako. Ir tie kristalai tokį dar energetinį šarvą. Ir atėjo informacija, kad užsidėti tuos, nematau, mes kur tuos turim, kaip čia, apsiaustus, kur kad nematomi būti. Mhm. Turiu aš irgi tokį. Gerai. Užsidedu apsiaustą nematomumų. Aš turiu visą šiaip kostiumą nematomumų paspaudęs. Va. Ir kostiumą va pikšt. Ir turiu ir apsiaustą. Skeptrą pasiimu į ranką vieną. Tuose požemiuose ranką daug pasiimu. reptiloidų. Mhm. Gerai. Kopijas neužmirškit, kad susikurt reikės, ne? Paleisti. Mhm. Tai pasakykit, dar- kada susikurti. Kopijas darėm, po to tenai, Ne, kai tai- jau įėjom į... Jau Jo. su kristalais baigiam, viskas paruošta. Mhm. Jo. Apdėliojau aplink. Užpildau Kažkiek- visą stiklainį, absoliutų. Kalnų ametistas matau, ne? Aha. Tigrinis. Ir vienas turėtų Geltonas būt kažkoks. raudonas. O raudoną matai, nes man vieną metė, kad raudoną tokį didelį. Mhm. Tai tas agatas, kažkas to, ne agatas, kaip tas rubinas. Rubinas. Ir pagrindė krištolas ir ametistas. Jo, krištolas ir ametistas. O kodėl man tigrinė meta kažkokį geltoną? Arba gintaras, arba Čia tigrinis kažkoks. Čia žinai, kas kalnų kvartas geltonas, va, po tų parodysiu aš jums, kur aš irgi jį turiu. Ai. Jisai iš Himalajų daugiausiai, Himalajų kvartas, vadinasi. Gerai. Aktyvuojam apsaugas. Pasižiūrėk, ar visi su apsiaustais, man rodo, kad su apsiaustais, su skeptru rodo mane. Su lasda. Užsidedu kepurę Ką, savo. gerai. Tai dabar susikuriam burbulą, ne? Tas stiklainis lieka Tikrai. bazėj. O tai kas keliauja kopijos mūsų? Ne, kopijas pasiūsiu į priekį. Pažiūrėt, kas vyksta.
Mhm. Arba palauk, bet tai kopijos gali ir paimti, jeigu eis iki tos vietos. Kopijos gali ir paimti, man irgi lygiai tą patį sako. Mes taigi buvom viduj, mes kopijos mūsų Nu, ėjo. jo. Tai Kopijas gerai, paleidžiam. tada stojam į vidų ir Mhm. susikabinam vėl, kai rodo aplink tą. Susikabinam. Mhm. Mhm. Sukūrėm tarsi kažkokį portalą virš mūsų gavosi. Arba kažkokia labai stipri energija, arba tarsi vos ne portalas kažkoks. Nuves į tą puitos požemius. Ai, Bangų nereikėjo aktyvuoti dar kokiu nors. nežinau, aš matau, kad mes susikabinam Nieko. virš mūsų Mhm. kažkoks nuo energijos susikūrė kaip portalas. Jo, tai mes paleidžiam į tada tas kopijas, uždedam ant kopijos veidrodinės apsaugas, uždedam nematomumo apsaugas, duodam kardus į rankas, keptrus, visus įrankius, kurių gali prireikti. Tegul kopijos žino, ką daryti, tegul eina tiesiai prie tenai. Ir kaip jūs bus, tada mums reikės sustabdyti laiką, ne? Mhm. Ir tada išsiimsim distancinį, kurį mes turim paėmę iš... Nes tenai bus sistema dirbtinių intelektų. Ir tada Nežinau, atjungsime signalizaciją. rodo daug reptiloidų. Ir tie robotai, kaip matėm, Jo. tie, O Bet neina čia ta... tokia aukšta erdvė, ne, Mindaugai? Mes kažkaip aha, paviršium šliaužiam, o jie ten apačioj vaikšto. Nu, ta prasme, aukštai mes jo, palei lubas. virš, jo, teisingai mes virš jų. Jo, būtent, kad aš irgi juos matau apačioj vaikščiančius. Mes tarsi palei lubas kristume, kažkas tokio. Mhm. Bet čia tiek daug stovi, tarsi kažkam kažkokiam kaip karui, kaip mūšiui ruoštųsi, va taip, nu, pri ledu, nu, ta prasme, užkišti jie. Jo, dabar palaukiam, kaip mes juos galim atjungti, sustabdyti laiką. Ar tau nerašo, nesako, kad mes galim pasiversti į tuos reptiloidus kažkaip? Bet jie mūsų Bet nemato, mums mūsų nebūtina, nemato. Mhm. Nemato. Gerai. nes mes virš kažkaip va skrendam ir nemato tiesiog. O nereikia aplinkos pasižiūrėti, kad nebūtų kokie signalizacijos lazeriai. Tai bus, mums Mes reikės su išjungti. tais, taigi mes su tais kostiumais nematys, eidavo informacija, kad nestriks. Tik žinai, ką vėl meta, tie bus vėl reikės to DNR kodo. Jo, Nes susikursim distancinį. palauk, aš paklausiu, ant kiek informacija, ant kiek patikima. Nu, man meta 100%. Man irgi sako 100%. Mhm. Nes, žinai, kodėl pradėjau abejoti, nes vaizdas lygiai tas pats, kaip pirmą kartą mačiau ir galvoju, blemba, nu, ar tai tikra, ar nėra tai praeities tiesiog. Žiūrėk, gerai, tu pasakei, ar nėra praeities, o mes galim į praeitį, dabar iš praeities mes gal galim išsitraukti, kaip jų yra mažiau. Ką? Ne. Nežinau kodėl, bet atėjo žodis ne. Mhm. Jie nekliudo, jie kažkur lieka tolumoj, ta prasme, tos dėžės toliau Mhm. su tais visais. Nu, aš prie jo, dabar reikia susikurti tą. tą distancinį sukuriam, distancinį, aš sukuriu distancinį. Nes toks kaip Žiūrėk. tinklas, kaip kas virš to yra, toks blizgantis Aha. kažkoks. Žiūrėk, spaudžiu tada 1, 2, 3. Mhm. Išsijungi, surask tada dėžę. Mes tą dėžę visą galim gal neštis.
Mūsų, kur Ne, yra. mes kopijas paliksim jam juk. Aha, bet mes galim dėžės kopijas palikti, ar ne? Dėžėje kopijas Ne, paliksim. Gerai. dėžę reikia palikti. Aha, man Jo, Mhm. dėžė lieka Gerai. kopijas į tą pačią Gerai. dėžę. Sakyk, kas grįžta, akys, finansų kanalai, meilės kanalas, santykių kanalas, gydymas. Nu tai taip, tai tada Birutė. Gydymas, intuicija, akis ir finansai kažkodėl irgi meta man. Jo. O nėra su uoslė kažkas susiję? Kodėl man uoslė metė? Tai čia Nosį tavo matau. intuicija. Jo, nes nosį matau. Mhm. Viską, sakyk, tegul pas juos, tegul grįžta. Kas Viską, dar? ką paėmė Birutės, viskas grįžta jai. Viską noriu matyti, kas paėmė Birutės. Kažkokį kažkoks kaip žiedas šviečiantis toks, Teleportacijos čia kažkoks, ne? nežinau, Paklaus, gali Ir- klausti. Erdvių teleportacijos kažkas man pirmai metai, bet nežinau, kiek čia tiesos. Ar į laiką? Jo, kažkas su teleportacija. Mhm. Jo, Čia va, dabar į aiškiai. laivais. Į praeitį gali grįžti. Ryškiai matau tą gydymą tavo, intuiciją, nosį, akis, finansai. Mhm. Praktiškai išvardina man, kartoju tiesiog, kas ateina. Viskas. Tai va tas kažkoks teleportacijos, Mhm. Kur jisai bus mums reikalingas. teleportacijos, O prie gerklės Intuicija. nieko. Nežinau, meta vaizdą raudoną kažkas toks ant gerklės, o prie ko čia aš nežinau. Aš galvoju, kad informacijai gal lengviau kažkaip skleisti, kažkas turėtų būti. Nežinau. Nu, aš išvardinau, ką man pasakė, nu, ta prasme, žodžius aš tau išvardinau. Kas atėjo, kai paklausiau, kas tavo. Mhm. Paklausk, ar tai viskas. Ar Taip. yra dar kas neatrakinta kitoj dėžėj? Ne. Gerai. Ir čia jau į mane instaliavos, ar mes čia į laivą susidedam? Ne, dar pasiėmėm neinstaliuotą. Mhm. Gerai. Tai viso šito aš noriu kopijų. Visų šitų dalykų noriu kopijos ir įdėti atgal. Dėta. Dabar Kęstutis. Tai tas portalas matau. Taip, pala. Parodykit viskas, kas buvo paimta iš Kęstučio. Visus. Tai portalas tas va kažkoks, prisimink, kai tada matėm, aiškiausiai matęs. Jo. Tai va tas, Širdies nežinau, portalas. aš tiesiog matau toks kaip, žinai, kaip atrodo jisai, kaip viesulas, va, kad būtų toksai ta prasme, nuo siauro taško į platėją taip. Jo. Vos ne kai viesulas ir atrodo, kad ir juda panašiai taip. Energijos, ne? Nes aš ir erdvės galiu ir valyti, ir užkrauti, ir pakrauti, ir prikrauti.
Toliau va akis, finansai. Tai eina va finansų daug kam paėmus. Jo. Santykiai. Nes va širdį meta santykiai. Teleportacijos žiedas irgi ar yra tenai. Tai tas, kur pradžioje, kaip pasakau. Ai, šitas, gerai, gerai. Paklausk, ar viskas čia, kas yra mano. Ne, kažkokia, Į rankas dar kažkas turi sėdėti, ne? aš matau kažkokią kaip knygą, bet jinai tokia būtų kaip, Jinai knygą nupisus iš manęs. Va, kur ta knyga. tokia kaip auksinė, kaip, nesuprantu, tokia kaip šviestų, kaip auksinė kažkokia. Jo, jinai, karočią, per valymus, jinai rado šitą knygą, primes, kaip čia viskas vyko. Jinai, kaip man valymus darė, jinai knygą rado ir portalą. Tai jinai, ką viską rado, tą susirinkoja. Kiek privalius, jinai čia normaliai šaipus. Gerai, dar yra kas? Palauk. Dabar paklausiu. Ar yra dar kas nors, kas priklauso Kęstučiui? Ne, viskas. Kopija. Aš noriu visų šitų kopijas įdėti atgal. Įduokit ženklą, kai tai bus padaryta. Padaryta, žalia. Gerai. Aš noriu pamatyti viską. Gal tu daryk vietoj manęs, gal daugiau. Gerai. Aš noriu pamatyti viską, kas buvo paimta iš manęs. Visus dalykus, daiktus, įrankius. Visas dalis, kurios yra tavo. Viskas, kas priklauso man. Intuicija. Knyga tokia pat kaip Kęstučio. Gaublį kažkokį. Auksinis, kaip auksinis. Žinai, kai tą paskau, kur taip, blemba, aš jį mačiau per tą, žinai, iš meistro kodo aktyvavimo, kai susiliejom su dangišku kūnu, aš mačiau tą, kai atomas toksai kamuolys kažkoks. Atsimenu. Tu žinosi, kur mes paslėpę informaciją tam gaublį. Tausiai parodysiu. Santykiai. Gaublys gal energetinės vietos netgi stiprios, gal parodys, kur žemės. Jo. Nu, Ir kažkokia dar daug čia pas mane, kaip lazda kažkokia. Skeptras. Nežinau, kažkokia lazda. Jo, skeptras. Kam skirti? Skeptras atėjo žodis skeptras. Tokį, kokį aš turiu pasižiūrėti, po to pasižiūrėti. Bet finansų tai gerai nurėžus mano. Tik neįsivelk į emocijas, ramiai, stabilus, kvėpuok. Nu viskas. Kvėpuok. Ar tai viskas?
Na, tai viskas, ką paėmus. Taip. Aš noriu visą šitą kopijų. Sėdėt atgal kopijas į skrinę. Tokį ženklą, kad tai bus padaryta. Žalia. Viskas sudėta. Gerai, mes uždarom skrynę. Kada atsitrauksim, tada sakyk, jungiu distancinį. Sakyk, kada jungiu distancinį. Darytos, ne viską. Ką? Pėdsakus panaikink, ištrink, jeigu kažkokie likę. Pasakyk, kada jungiu distancinį, kad vėl uždėt tą tinklą. Jo, tik atsitrauksiu. Aš noriu įsitikinti, ar nelieka kas nors mūsų. Gerai. Jokių energetinių pėdsakų, kad neliktų. Įsivaizduok, kopijos jos palieka lygiai tokį pat antspaudą kaip ir mes, bet mes susidėję tuos kostiumus, kodėl aš matau lieka kai kur antspaudai. Gerai, aš tada išsitraukiu dulkes. Supratai? Išsitraukiu tos dulkes. Jo. Emocijas. Išsitraukiu dulkes ir nupučiu visas emocijas, tegul išvalau viską. Tie kostiumai nematomi veikia tol, kol neemocionuoji. Pažiūrėk. Ta prasme, be emocijų. Tai Pasižiūrėk, ar išvalau dulkes tos emocijas. Išleisk emocijas, bet ačiū už pamokas. Man žinai, ką meta dėl dulkių? Man ką meta kokią informaciją dėl dulkių gali atrišti, kad tavo tos dulkės. Nežinau kaip. Gerai, kaip panaikinti tada? Kaip susirinkti viską? Susiurbti. Susirbėm, išsitraukiam sirblį ir emocijas susirbėm ir dulkės susirbėm. Leidžia laiką atsukti. Laiką atsukti. Ta patį galvojau. Gerai, atsukam atgal laiką, iki tol, kol dulkės pučiau. Viskas. Gerai, tai išvalom pėdsakus. Palauk, dabar išvalom pėdsakus ir aš pasižiūrėsiu, ar tikrai turim viską, ką paėmėm. Ar tikrai, kažkaip, nežinau, toksai. Patikrik, aišku. Žinai ką, paprašyk aktyvuoti kokią magijos būdu paslėptą dėžę su mūsų. Ar nėra kokia užslėpta slapta? Nes man irgi eina, kad dar viena dėžė turbūt, už tai aš įklausiau. Yra, tolumoje matau, yra. Kai tu pasakei, man iš karto pliumtų užsidegė. Kas dar tenai yra per mūsų įrankiai? Čia geras, šaunuolė. Gerą birutį šūviai. O ką reiškia komandėlį? Tai gerai, tai dabar, palauk, tai ar šitą aktyvuojam ir tada einam prie kitos, ar paskui abi aktyvuojam kartu? Ne, šitą aktyvuot rodo. Tai gerai, palauk, išvalau. Atsitraukiam. Galima. Gali įjungti. Įjungti signalizaciją, ne? Jo. Įjungiu tada signalizaciją. 1, 2, 3, čikšt. Įsijungi. Ir dabar kažkur kitur reikia eiti, ne? Jo. Sakyk, kada irgi. Tolumoje grinai ant kiek užkišta. O kaip galiu matyti jau, kas toj dėžėj, kai dar net netverta? Nes rodo irgi tokia pat signalizacija yra. Tai aš galiu atsukti. Nes pastai
Ar ne hologramą? Ar ne Ar ne hologramą? hologramą, patikrink, ar nespastai. Ne, žodį metą. Atjungti tą signalizaciją. Taip. Tada išjungiu tą signalizaciją. 1, 2, 3, čikšt. Išjungi. Ne iš karto jinai tokia čiut nueina į šonus, žinai, kaip šviesa, nu tokia kaip nueina į šonus. Gerai, atidarom. Birutė, man meta tokią kai skrybelę, šviečiančią. Paėmė pačioj pradžioj per kažkokią tai, per pirmą kartą Kokia kažkas funkcija? tokį rodo. Ar paskui funkcija? Nematoma meta žodį. Ta pati Nemato, irgi. kad nematoma kažką meta. Informacija vaistažolių kažkas tokio. Nežinau. Tikrai taip. Nu, vienu žodžiu, pasižiūrėsi tada. Parsinešė. Jo, nes man Ne. per egzorcizmą sakė, nesako, gali ją tiesiog verti, sakė, jin pati visom žolelėm kvepia, tiesiog verti, sako, gali va, visi receptai, viskas, sako, gali skaityti. Kažkoks, parodykit visus daiktus, kurie priklauso Birutei. Čia ir dabar. Irgi kažkokį lyg kamuolį meta, kažkoks šviečiantis kamuolys. Kažkoks kaip piltuvėlis. Nežinau, kas tai. Čia jau atskiras, ne, piltuvėlis, ten buvo kamuolys. Čia Jo, piltuvėlis. kamuolys, piltuvėlis, aš nes kai paklausiau viską, kas tavo. Gerai, tai susirinkim grįžę, pasinagrinėsim. Ir knyga kažkokia. Irgi su vaistažolėm. Bet ir magija meta kažkas tokio. Ar tai viskas? Taip, žodis. Dar pažiūrėk maginiu būdu, ar nėra užslėpta. Mes pirmoj dėžėj taip nepatikrinom. Nes man meta, kad reiktų grįžti patikrinti ir tą dėžę dar su tokiu. Taip, patikrysim. Patikrysim. Ar dar yra kas nors, kas priklauso Birutei? Ir yra paslėpta maginiu būdu. Nutraukia visas burtus. Viską. Parodyk man. Kažkokį tinklą rodo. Tinklas čia kaip ir apsauga. Ir gali uždėjus paslėpti kažką ant kažko. Daiktą, bet ką. Nesuprantu. Nu, vienu žodžiu.
Tai užsirašyk, paskui galėsi užklausti, pažiūrėti. Mhm. Aš užrašau, aš galiu užrašyti. Gerai. Ar tai viskas? O tu viską užsirašei, Kęstuti? Taigi įrašas bus. Dabar rašau. A. Jo. Žiūrėk, kad tai- nebūtų po įrašų, kai grįšit. Kaip praeitą kartą. Mhm. Jo rimt, nu. Piltuvėlis, kamuolys, knyga, paskui dar Jo. kažkokia knyga buvo mano. Kepurė, Kepurė. skrybėlė. Ne, viena tik viena knyga tik viena tavo. Bet sakai, dar kažkas su vaistažolėm, dar kažkas buvo. Tai su ta kepurė. Mhm. Ta pirma didžiausia, kur aš jau iš toli ją mačiau. Man švietina iš toli. Ir tinklas. Mhm. Tai va Palauk, ta o pirmo- kepurė, O man iš pirmoji toli vieta- net dėžės netidarius jau mačiau aš ją. Mhm. O pirmoji žiedas, ne žiedas, kas ten buvo, kažkoks kaip žiedas, ar kas ten sakiau. Žiedas. Jo, aš žiedas. viską aš užrašiau. Mhm. Tai dabar Žiedas, finansų Kopijas. kanalas. Jo. Taip, o dar yra kas nors, gal mūsų kas nors yra, ar mūsų nėra? Ne, tai jo, čia tik birutės dabar. Tavo finansų Visą birutė kanalas. pakeisti. Kopijamas. Finansų kanalas, gydymas, uoslė. uoslė, Intuicija. intuicija. Santykiai tau nebuvo ten įdėta? Ne, birutė nebuvo santykiai. Ir kažkaip eina žodis santykiai. Gal liko. Gal liko. Gerai. Jo, bus paslėpti turbūt, va. Mindaugų. Tokį ženklą, tai bus. Šalia. Gerai, dabar Kęstučio tada žiūrim. Mhm. Noriu parodykit viskas, kas priklauso Kęstučiui. Ir paslėptas su visais maginiais burtais, kokiais būdais. Noriu juos pamatyti visų. Čia ir dabar. Kamuolys kažkoks, kaip planeta kažkokia būtų, kai kažkas tokio šviečianti. Kaip ir pas tave. Ne, čia tokia tvirtesnė, sakyčiau. Čia, žinai, kaip labiau atrodytų, kaip, sakykime taip, kaip iš metalo būtų, kaip iš gryno aukso, nu, kažko tokio tvirto. Aš žinau. Po to pasižiūrėsim, ką ten. Skydas kažkoks. Kas dar? Kažkoks kaip kas čia juos turėdavo, palauk, gal kaip tie archyviskupai, nu tie aukšti, žinai, kur tokie, kur galas suriestas, susuktas, lazda ir su tokiu galu susuktu. Gerai. Nežinau, kur kas, kažkur mačiau aš tokį daiktą, bet nežinau, tai toksai. Ant viršaus kryžius? Ne, tik tiesiog galas susuktas. Ir tinklas tavo irgi. Tinklas. Ir tai viskas. Taip. Gerai, viską noriu pakeisti kopijas.
ir kopijas palikti čia ir dabar. Kaip padarysit tokį ženklą. Užsidega šalia šviesa. O magijos nebuvo uždėta? Viską pamatė. Jis iš karto pasakė, kad maginiam. O Aha. mano palauk kopiją sudėjom, viskas Jo, Aha. kopijas sudėjau tavo tiksliai. gerai. Tai dabar tavo Mindaugai žiūrim. Mhm. Net nepasakęs jau metą. Noriu pamatyti visus daiktus, kas man Sakyk. priklauso. Kas paslėpta su magijom, burtais. Ar bet kokiais būdais. Aš noriu viską pamatyti. Čia ir dabar. Knyga. Dvi knygos jau pas tave, ne? Mago. Kažkokia labai svarbi mago knyga. Magų. Labai nesigilink, kad mažiau emocionuot, kad nepastebėt. Mhm. Ne, tai aš tiesiog bandžiau, tiesiog paskui pasižiūrėsiu. Tiesiog bandžiau dar pamatyti, kas to susiję. Mhm. Skydą metą. Čia apsauga kažkokia. Tas Man skydas. irgi eina, kad apsauga čia. Ir apsiaustas. Apsiaustas kažką meta dėl Mechanzedekas. Nežinau, kas tai, kodėl. Mhm. Magų apsiaustas. Viskas man. Mhm. Ar jau viskas? Kopijas. Taip. Prašau įdėti visas su daiktų kopijas. Ir padarysiu tokį ženklą. Įsidega žalia. Šviesa. Viskas. Ištrinam pėdsakus. Ištrinam pėdsakus, sakyk, kada jungti dar. Ne, dar įjungti, nes pėdsakų yra. Nejungiu. Jo, ką reiškia, negalėjome emocionuoti visiškai. Tada lieka pėdsakai. Valiau pėdsakus. Atsitraukiam. Dėžė uždaryta, atsitraukiam. Gali jungti. Yes. Tai dar grįžtam į pirmą vietą, ne? Jo. 3. Aha, įjungiau. Nes santykiai tavo ten bus likę. Tas man meta santykiai ir va tas va, kad dėžė vėl pirma santykiai. Ar kas nors turit pajautimą, kad dar viena dėžė gali būti? Man irgi dabar eina, kad dar kartą reikia klausti, ar dar yra. Nes aš matau ją tolumoje ir vat galvoju, ką jūs. Tiesiog nenorėjau skubinti, kad užsibaigti čia, žinai. Aš irgi nenorėjau sakyti, galvoju, ką jūs pasakysit. Tai jau čia įjungėt apsaugą, nes nematau. Ne, išjungiu tada apsaugą. 1, 2, 3. Ne, tai reikėjo įjungti. Nes nemačiau, kad įsijungto. Ten įjungiai? Neįsijungi? Jo. Ne. Neįsijungi, nemačiau, kad. Gerai, tada susikaupiu.
Traukiu distancinį. Ir įjungiu apsaugą dabar, kur tu buvai tik, ne? Mhm. Kur išėmėm iš skrynios, taip? Mhm. Gerai, įjungiu apsaugą. 1, 2, 3. Mhm. Grįžtam prie tos pirmos dėžės, man Taip. atrodo, susitvarkom Gerai. ir tada Gerai, tai sakyk, kada išjungti apsaugą. mes prie jos. Gerai, jungiu. 1, 2, 3. Viskas. Darom dėžį. Viskas, kas tikra, kas priklauso Birutei. Mums ir gali visi sakyti mums. Ir išmes Bet visų, paskui ir kiek yra. atsirinksi, kur kieno. Jo. Man tu tenai būni, tu ten. Birutei. Kas Balamutinam. priklauso Birutei. Hm? Kas paslėpta maginiais ar bet kokiais kitais būdais. Tai jau parodo čia ir dabar. Jo, santykiai. Santykiai dar rašau. Ne veltui man taip traukia atgal prie jos, kad vat, santykiai man iš tas žodis išlindo. O bet Ir savo dėžį ir O, Kęstučio irgi pasitikrink dar. Parodykit. Užsimėtų kokį. Žalį. O ten Viskas. Fortūna. Gerai. Ir Kęstučio. Fortūna. Ar yra kas nors Kęstučio paslėpta? Kas Kęstučiui priklauso? Maginiais ar kokiais nors kitais būdais. Parodykit čia. Čia ir dabar. Nieko nemeta Kęstučio. Gerai. Savo Ačiū. pažiūrėk dar. Parodykit mano. Ar yra kas nors paslėpta mano. Maginiais ar kokiais kitais būdais. Man batus meta. Batus? Kad pėdsakų nepalikti. O kada? Supratai? Geras. Siaukis iš karto. Pasakyk, kada padarysi, jungsi. Žalkiam. Kopiją sukurk. Tai dėsti. Šaušiam. Šviešisos. Įdėta. Pėdsakus. Jau galėčiau užsidėti. Kažkaip, kai tu sakai pėdsakai, man iš karto atėjo tas vaizdas, kad užsidėtos batus. Bet ir šiaip reikia pažiūrėti. Išvalau. Yra. Viskas uždaryti, atsitraukti, gali įjungti. 1, 2, 3, jungiu. Gerai, tegul parodo, kur yra trečioji dėžė. Tai gerai, bet ar dar kas nors turit pajautimą dėl jos? Man tai iš Aš tai karto, nejaučiu. ta prasme, kad dar kartą reikia klausti, ar yra dar kokia dėžė užslėpta. Ai, tai gerai. Klausim, jeigu yra Tai kažkas, palauk, tai dabar klausim. dar ir žinai, ką paklausim? Ar tai nėra kažkokie spastai? Ne. Man sako. Man iš karto žodis atėjo, ne. O kas tavo atėjo, kas tu... Šitą intuiciją, tai gerai. Man atėjo, kad spastai, bet paskutinim dienom matai, kaip pas mane intuicija. Aš klausiu, kas su mano intuicija. Sako, kad kažkas instaliuoja. Bet gal dar mano intuicija yra šimtoji dėžė, dar geresnė kokia dar. Nes man tai meta, kad ne, ir man ją švietė, bet kaip Birutė sako, kad, tu kažką sakei, kad dėžė kažkokia viena, ir aš taip galvoju, gal geriau mato, nes aš kelias mačiau iš karto. Ne, tai gali būti, nes mūsų 3 turi būti juk skirtingos dėžės.
Ne, Pabandykim bet arčiau vienoje prieiti. dėžėje buvo sudėta. Ai. Tai va, kitas klausimas, kodėl mūsų trijų toj pačioj dėžėje? Man tai klausimų nekyla. Kad nesusitiktume mes. Ne, tai neugi jie žinojo, kad mes ateisim. Žinojo. Bet tai tada turėjo ir pasiruošti. Jie turėjo pasiruošti, tada, jeigu jie tiksliai žinojo, dėl ko mūsų trijų daiktai toj dėžėje. Arba mes kitų negalim matyti. Tai čia du variantai. Arba mes kitų, gali būti ir kitų tenais įrankiai, bet mes negalim matyti. Arba jie žinojo, kad mes Gali ateisim taip, jo, tryse. jo, jo. Artinam Nu. prie tos trečios vietos. Jo, žinai, yra. Bet čia matai, gal čia kaip ir sakai, žinai, gal visų kursų dalyvių yra kiek buvo versijų išdėliota, žinai, tas ten. Bet tų O mes dėžių kaip labai išklausėm. daug. Tai jo, Čia- bet Tai jo. Nes čia labai daug. taip. O Žinai, dar kas jei- nors jei davė matot, koksai pinigus- plotas? aš Ar matot, koks vizualizuoju. plotas? Kiek dėžių, ar matot? Jei davė Nu, ten pinigus, šimtais dėžių. jo, žiūrėk, kaip jei davė pinigus, jei pasakė, kokius žmonės pas ją atves ir jie susirinko iš tų žmonių tuos įrankius, nes jinai tikslius skaičius žinodavo, kiek ateis tų žmonių. Bet tai kaip aš matau tas dėžės, nu ta prasme, čia turėtų būti ir nuo labai senai tos dėžės. Jo, ne per vieną gyvenimą, man sako. Nu, čia tikiu, kad čia nuo labai senai turėtų būti, čia tiek pririnkta. Nu gerai, visi Einam. prie tos dėžės. Mes jau prie pat dėžės. Mhm. Palauk, Dar O pamatysim. signalizacija? Mhm. Signalizacija pasižiūrė. Jo, tai va ir noriu pasižiūrėti, ar įjungta. Meta, kad Maginiai gal meta, kad kokie. neįjungta. Pasižiūrėk, maginiai prijungimai kokie. Kažkaip įdomu šitą. Maginiai. Mhm. Spausti. Ne, čia kažkas bus kitaip. Čia ne su tuo. Rodo, žinai ką, tavo tą skrybelę, Birutė. Mhm. Ką su juo daryt? Tau ją aktyvuotis. Kaip aš turiu aktyvuotis, užsidėti? Jo. Gerai. Paimu tada skrybelę. Užsidedu savo ant galvos Nežinau, man tą metą tokius vaizdus. ir aktyvuoju čia ir dabar. Man rodo, kad kaip krautųsi dabar toks, skalė didėja. Tai gal ta skrybėlė yra skirta prie maginių dalykų, kad manęs nematytų? Kas? Gal ta skrybėlė yra skirta, kad manęs prie maginių visokių dalykų nematytų, kur uždėtos magijos, kad aš praeičiau? Neįsivaizduoju, žinok, man parodė tą skrybelę ir parodė, kad tu turi aktyvuotis. Aktyvuoti ją viskas. Ir va, su ta apsauga tu turi, ta apsauga, su ta apsauga kažką, ar mintis ateis kažkaip, kaip atrapinti, ar kažkas tokio. Nes jinai taip nešviečia kaip tos dvi, aš dėl to ir žiūriu, kad, kad kitaip čia kažkaip. Palauk, susikaupkim.
Nežinau, man kažkaip mintis eina, kad aš tiesiog prie tos skrynios prieinu ir atidarau. Bandyk. Jeigu kas, tiesiog atsuksim laiką, jeigu kažkas ne taip. Mhm. Gerai, prieinu prie Gal skrynios. rimtai taip ir veikia, gal ir veiks tas, kad, nu bandyk. Atsidaro. Mhm. Nu jo. Gerai, tai dabar aš tiesiog įsivaizduoju, kad aš imu, nes aš jaučiu, kad ten yra daiktų, bet aš nematau jų, supranti, aš tada kažką paimu ir aš tau paduodu, tu pasižiūrėk, kas tai. Užklausą Ar tu- duokit kieno. Tu sakyk, Kieno? kad tu savo imi daiktus. Gerai, tada prašau parodyti visus užslėptus, esančius šitoj dėžėje maginiu būdu užslėptus ir visai kaip užslėptus, visus įrankius, visas dalis, kas buvo iš manęs paimta, kas yra mano. Per visus amžius eina žodis. Per visus amžius. Čia ir dabar prašau parodyti. Ar tu gali, Mindaugai, matyti? Jo. Gerai, tada aš dėl saugumo aš imu ir aš tau paduodu, bet aš nežinau, ką Knygą. aš paduodu. Knyga. Mhm. Knyga, vaistažolės, vėl kažkas tokio. Mhm. Gerai, sekantis. Tas uždangalas, ar kaip čia, nu, Apsiaustas. Apsiaustas. jo, apsiaustas, jo. Gerai. Dar kažką imu. Kaip kažkoks krepšiukas. Mhm. Gerai, prašau parodyti ir iškelti mano esančius ten daiktus, kas dar yra likę. Dar kažkiek 3 ar 4 daiktai turėtų būti. Jo, virvė kažkokia. Pagaliukas. Pagalys, pagaliukas, nežinau. Mhm. Ir įdomiai kažkoks kaip kamuolys, bet jis tarsi atsidarytų ir gaunas begalybė ženklas. Kažkas tokio. Apsaugom gal kurt. Nežinau, gal paklausė, nes aš dabar Gerai, paskui. vis. Mhm. Pažiūrėk, Jo, aš 100% pasiėmiau. Taip, žodis eina. Mhm. Prašau sukurti visų šių daiktų kopijas ir padėti atgal į šitą dėžę. Kai tai bus padaryti, prašau uždegti žalią šviesą. Matai, aš matau žalį. Va dėl ko man. Jūs klausėte, dėl ko aš taip pavargstu. Jūs manęs visko ir klausėt. Jūs savo energijos nenaudojat. Ne. Tai jau dabar Tai mes galim atėjo, tau va. pasiūst, galim tą energijos Tai va dabar pasidalinam visi. ir atėjęs, dėl ko pavargęs. Jo, nu tai mes tau tada pasidalinam visi energiją po lygiai. Ne, Man tai tai dabar tai esmė. sin.
Man tai esmė, kad aš, nematau aš vaizdo, suprantu, manęs gali klausti, bet aš Ai. nematau, man nerodo, Bet aš tau pasakau, kas yra, tai tu gali Mhm. paklausti savęs, kam. Tai gerai, aš tik ir klausiu. Gerai, tai dabar kas... Gerai, tai dabar Kęstučio žiūrim. Jo, Kęstučio, nes tavo jau viskas, mačiau, kad žalia šviesa degė. Prašau parodyti šitoj dėžėje visus esančius, užslėptus visais būdais ir burtais ir magijomis ir kaip įmanoma. Visus čia esančius iš Kęstučio atimtus daiktus per amžius. Prašau iškelti. Mindaugėlį dalinu. Lemba kažkokias, nežinau, rašykis, bet lanką kažkokį matau. Čia iš akmens amžiaus turbūt lygiai. Gerai. Knygą. Knyga. Ką dar? Žodis eina apsauga, bet nematau daikto. Palauk, gal man iš dėžės. Absoliutų apsauga? Ne. Gerai, pažiūriu, dėžėje ar dar yra. Paimu energetiniam savo rankom. Jo, tas... Lemba vėl... Tas... Kaip tau tas pas buvo toksai, kaip jisai... Kepras? Su begalybės simboliu. Ne. Rūbas tas, kaip jisai. Apsiaustas. Apsiaustas, jo, toks pats. Pažiūrėk, ar 100% viską išėmiau. Ne, eina žodis. Gerai, dar kartą prašau iškelti iš dėžės visus ten esančius per amžius paimtus iš Kęstučio daiktus, paslėptus. Gerai, iškeliu. Meta tokie kaip pagaliukai. Pagaliukai, gerai. 4. Tokie ploni, kaip vos nedegtukai kažkas tokio būtų. Ta prasme, tokie ploni pagaliukai. Gerai. Mediniai jie. Gerai. Patikrink, ar dėžė 100% iškrauta iš Kęstučio daiktų. Viskas, jo. Gerai, tada prašau sukurti šitų daiktų visų paimtų kopijas ir įdėti atgal į šitą dėžę. Kai tai bus padaryta, tegul užsidega žalia šviesa. Padaryta. Gerai. Toliau tada prašau parodyti ir grąžinti visus iš Mindaugo paimtus įrankius, daiktus, gabumus per amžius, visa, kas yra užslėpta po magija, burtais ir kitais. Prašau. Nežinau, ar noriu. Ta prasme. Matau, tarsi demonas, ar tai mano demonas, ar tamsioji pusė, nesuprantu. Tavo tamsioji pusė. Bet tu negali būti be jos. Ar gali pasižiūrėti? Tamsioji pusė, rodo. Bet tai kaip jis man tada padėdavo? Tai nepilnas tada? Kažkaip tai, kažkokia tai dalį buvo atėmęs. Man eina mintis, kad tau reiks stipresnio, nes tu susidurs pas tave žmonės, ateis tau reikės palaikymą ir tos tamsiosios tavo pusės, kad per valymus. Man tai požymis parodė iš karto, kaip padlysi. Gerai, dar keliu. Mago rūbai.
Mhm. Bet viskas ir ta kepurė tokia, Mhm. ir tas apsiaustas. Mhm. Nu, dar tada. Gyvybės, Kaž- tas ženklas švietintis gyvybės, ta žinai, Mhm. Begalybės ar gyvybės? gyvybės, gėlė. jo gėlė, gyvybės gėlė, Mhm. begalybės ženklas tiesiog. Ne, tiesiog jisai apskritime ir begalybės ženklas. Kaip ir aš turiu tokią, ne? Palauk, tavo atsiversdavo. Kamuolys. Jo, tavo kamuolys atsiverčia ir gaunasi du tokie, kaip, ta prasme, begalybės ženklas. O čia Jo, o jisai pas tave nesilanksto nieko, kamuolyje, ta prasme, kamuolyje, begalybės ženklas. kamuolyje. Tai čia kitas, tai ne gyvybės gėlė čia, ar ir gyvybės gėlė? Ne, kitas, kitas. Mhm. Paskui, žinai, kas dar tas apskritime, tas, kai tie lemba, mes iš tų ženklų mes matėm, aš mačiau tuos prisimeni, kai mes instaliavomės tuos ženklus. O runos kokios? Kaip apskritimė ir tas penkiakampis ar kažkas tokio. Šešiakampis. Palauk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, šešiakampis. Kas ten tas ženklas buvo, neprisiminė? Heksagon. Mhm. Kažkas jo, va, su to, kad viduj dar yra kažkas ir toksai kaip tas apskritimė šešiakampis ir dar va toks. Ženklai, ne? Mhm. Knyga. Mhm. Normaliai čia sudėta. Knyga. Čia, tų laikų eina, kai magas buvau, kai apribojo, ta prasme, Mhm. kai pasirašiau kontraktą. Tie pagaliukai kaip ir pas Kęstutį. Mhm. Mhm. Gerai, dar prašau iškelti likučius daiktų. Jie priklauso Mindaugui iš dėžės. Čia pas mane rašymų lentynė. Eina Jis peršokau dar. egzorcisto kažkas. Mhm. Kaip atrodo, neina apibūdinti. Pabandyk vėl iškelt, nes man eina žodis, bet, nesuprantu. Tiesiog, Gerai, nes daug paimu daiktų. savo energetiniam rankom daiktus Egzorcistų įrankiai. ir iškeliu tau ir rodau dabar lygiai prieš tave visus. Rūbas kažkoks eina. Mhm. Mhm. Bet čia čia dar kažkas yra padaryta, dar kažkas blokuoja, dėl ko man taip sunkiai jį. Paklaus dėl magijos, Jau, kurią pats kaip ir- uždėjęs. Va, pats. Nes pats buvau uždėjęs. Kad jie nematytų pilnos galios to. Mhm. Matau. Gerai. Nes eina žodis unstoppable tipo. Mhm. Mhm. Ar dar yra dėžiai kažkas? Ne. 100% iškroviau, ne? Taip.
Gerai, tai dabar prašau sukurti energetinės kopijas su šitų daiktų ir grąžinti atgal į dėžę. Aš tuoj. Padaryta, tai užsidega žalia šviesa. Dega. Mhm. Man žinai Palauk, dar vis tiek tokia. matau kopiją. Tą pėdsakus matau. Mhm. Švalysiu. Išvalyk. Ir o tau kaip tokia mintis, kad, nežinau, man tokią vietą išmetė, kažkokia labai šviesi vieta ir yra grotos ir už tų grotų dar yra viena tokia švytinti tiesiog dėžė. Ar Tai tai yra šitoj teritorijoje? ne. Nu, Mes turėsim ten nuvykti, ko gero. kur kas. Bet mes ten galėsim nuvykti su įsiinstaliavę šituos, ką paėmėm Mhm. dabar. Mhm. O kur nuvykt, kur nuvykt? Man Dar meta viena yra. tokį vaizdą, labai šviesią vietą, tokia kaip grotos tos, kad būna. Ir Aha. yra įdėti, kaip aš sakiau, grotos uždėtos tokios. Ir už tų grotų Man tokia švytinti dėžė tokia. Man ką rodo, kad tuos kostiumus, kur pasiėmėm, kad tik su jais praeisim pro tas grotas, tai pirmą turim suinstaliuoti, grįžti, susinstaliuoti, susitvarkyti kitam ir kitą kartui. kartą. Jo. Jo. Gerai, Nes man dabar irgi įėjo, kad kažkas dar bus ten. išsitrinam pėdsakus, dar patikrink, kad neliktų. Mhm. Paklausk erdvės, ar dar yra, ką mes turim iš čia pasimti. Tegul parodo. Ne. Ne. Žodis. Gerai, tai pėdsakai ištrinti, kopijos visur paliktos. Kopijos paliktos, bet pėdsakus dar aš gerai apžiūrėsiu, kad Mhm. nes tiesiog pėdsakai pradeda šviesti kaip auksiniai tokie, žinai. Mhm. Ir, uždėkim, tada atsitrauksim. Atsitraukiam, ne? Jo, bet tai apsaugos nereikia, nes tu su tą kepurę galėjai. Teisingai. Mhm. Bet ir nebuvo čia įjungta apsauga. Buvo. Tu tik pakliuvai dėl to, kad su tą kepurę. Ai, dabar Dėl žiūrėk, to man ir kažkaip, aktyvavais. man mintis ėjo, kad kažkokius maišelius mes turim turėti, kad susidėti kiekvieną savo daiktus, tuos maišelius ir, ta prasme, eina mintis, lyg tie daiktai būtų šviečiantis labai ir kad net kreipti dėmesį, mes turim lygiai kaip apsiaustai yra juos sudėti, kad jie ne. Tai tu turi maišiuką kažkokį. Tu turi kažkokį maišiuką. Ir tinklą. Teisingai, aš tinklą turiu. Teisingai, jo. Paslėpti. Gerai. Bet palauk, ir tu, Kęstuti, turi tą patį tinklą, juk irgi. Jo. Nu tai gerai, paslėpiam po vienu ar kažkaip tai. Du galim dėti tinklus. Mindaugai reguliuok tenai. Aktyvuoju tinklą tada ir dedu ant visų. Aktyvuoju aš irgi tinklą. Ir Irgi dar kartą uždedu. Iš visų pusių, iš Viskas. viršaus, apačios ir šonų. Viskas nebešviečia. Mhm. Čia blemba, gerai, tavo atėjo, tas būtume užsirovę. Super. Dabar gerai, prieš grįžtant. Ar dar kas nors kyla, kokia mintis, kaip turėtume, bet kas? Ar ateina kokia mintis, bet kokia? Man mintis buvo, kad atėjusi pradžiai, kad kitų kelių grįžti, aš nežinau, nebent jeigu yra kelias kitas. Ne tas portalas, kur atsidarė virš mūsų? Ne, ta prasme, čia požemiai, kur yra kitais tuneliais grįžti, Aš nes suprantu. gali pasala būti. Nes man kažkodėl rodo, žinai ką, pjauti erdvę. Teleportacijos. Žiedą tu turi teleportacijos.
Bet man kažkodėl, va, kai paklausiau, kaip, man rodo pjauti erdvę ir grįžti per tą portalą, kur virš mūsų atsidarė. Mhm. O tai nesimatys, kad mes prapjovėm erdvę. Ar tai nebus atsekama? Žodis eina, Yra, kad tu galėsi uždėti tą savo įrankį, kur turi tą tinklą, ne tinklą, o tą, kur užlydo rūką. Rūką. Gerai. Ar tinka tau ta, Mindaugai? Nežinau, mintis? laukiu. Žiūriu, ką, nu, nes meta vaizdus ir žiūriu, kaip. Bet man meta, juk mes tie kūrėjai, kad įpjovus išlendam ir vėl padarom, kad, nu, neliktų žymės. Ok. Bet mes jau būsim kitoj pusėj. Mhm. Gerai. Pabandom, Gerai. jeigu ką atsuksim laiką ir viskas. Gerai, pjaunu, lendam kitoj pusėj. Užlydom. Užlydau. Nerodo, nereikia lydyti, tiesiog laiką atsukti kažkaip. Supranti? Kaip gudriai. Mes toj pusėj, bet laiką atsuksim, kaip nieko ir nebūta. Supranti? Man šitą metį pirmai, kai buvo pačioj. Nes erdvę pakeitė mane. Jo. Pažiūrėk, kad tikrai užsi. Taip, eina žodis. Na ir ką, tada grįžtam. Matau portalą prieš mus. Ar tai tikra taip? Nu, ta prasme, sakau, kas ateina man žodžiai. Gerai. Ar tai saugu? Lys kartu su tais įrankiais. Taip. Nu, viskas tada, einam. Va dėl ko. Pro tą portalą lendant, mes gaunasi, žinai, kaip išeinant per vartus tą gumą. Sunkiai, kad nusivalytų viskas. Ir tą bazę, kur va dabar grįžom, skaityk, kur virš mūsų, kad sterili būtų, kad nebūtų pėdsakų. Va. Nu, gudriai sugalvota. Nu, ką dalinsimės laimikį? Bet ar toje erdvėje turim dalintis, ar grįžtam ten į pradinį tą? Ne, man rodo, kad dabar net nesidalinti vėl. O gal instaliuojamės, man rodo vartus, bet ar čia nebus vėl koks, ar neturim tiesiog suinstaliuojam? Taip, instaliuojam. Ir grįžtam namo, užsidedam apsaugas tada. Jau viskas, mes jau ten esam. Nu tai ir viskas, tada instaliuojamės. Kaip tu, Birutė, jauti, ką tu galvoji? Tame stiklainyje esame, ne? Jo. Nes o mums prisimink, nei merkabą reikia padėti ant tų stalų rankas ir tegul mums viską instaliuoja tas gyvybės medis, pažiūrėkit, paklauskit. Ne. Mes sudėję rankas kartu, mes sukūrė tą portalą, kai sakiau, prisimint pačioj pradžioje, kai mes sudėjom rankas, atsidarė tas portalas virš mūsų, mes per jį grįžom. Ir jisai dar yra, ir mes dar esam, stovim ratu. Tai reikia nes ten juk mūsų kopijos buvo. Taip, jo, teisingai.
Jo, Viskas. uždarom tą portalą, nuimam rankas. Palauk. Portalas uždarytas. Ne, dar jisai taip lėtai traukėsi kažkodėl. Nėra, kad taip. Gerai. Mhm. Viskas. Nu ką, dalinamės grobiu. Dalinamės. O tai kaip pažiūrėk, tegul parodo, kaip greičiau, kad atsidalinti ir atsiskaičiuotų. Man kažkaip parodė, kad tą maišą per vidurį dėti ir viskas grįž pas mumi. Tai tu kito ir neįsidėsi, nes nu kiekvienam savas yra. Jo, bet kaip daryti, tas maišas vidury, rankas dedam į tenai ar kaip? Aš tai sakyčiau vėl po vieną ir pažiūrėti, kad tikrai susinstaliuotų, va Mindaugas visai turi matymą. Galim ir taip. Tai man vardį dabar viską nereikės. Ar tu trauksi traukęs palauk. maišus, birutės? Aš pažiūrėsiu, kas ateis, kokia informacija. Pavyzdžiui, aš užklausiu, ką daryti, kaip. Mhm. Aš tiesiog savo aukščiausio aš paklausiu. Mhm. Jo, ant to reikia dėti, kaip Kęstutis sakė, kad aktyvuotųsi tie įrankiai ant to gyvybės tos gėlės. Mhm. Tai reiškia, mes tos daiktus susirenkame. Ne, tai mes juk atsinešėm uždengtais tais tuo tinklu. Jo. Mhm. Nu, bet Bet mes mes dabar stiklainį, persinešti turim iš stiklainio, jo. ar mes galim susikurti tą gyvybės medį tenai stiklainį? Tai tam stiklainiai yra tas gyvybės medis. Ir tenai yra, jo. Jo, ten viskas yra. Juk ten ir portalas tas buvo, taigi tas, kai mes sustojom ratu, susikabinom ir ten portalas atsidarė tam stiklainė, ta prasme mes pakliuvom tiesiai tą. Bet aš galvoju, žinai ką, bet jeigu mums reikia aktyvuoti tos įrankius, bet mes teisingai, mes neėjom pro juos. Aš pagalvojau apie tą tinklą, o tai kaip tas būtų tinklas veikęs, jeigu būtume ėję pro juos, jeigu čia reikia aktyvuoti, padėti ant to. Bet mes pro juos net neėjom. Ne, tai mums tos gyvybės medžio reikės, kad su mum ateitų jie, kad aktyvuotųsi ir mes čia susisirpsim. Man netrodo, kaip ateina į kūną jie. Gerai, tai bandom, mane nuėmam tinklus. Nuėmam tinklą tada. Ir tada dėdam ranką. Mhm. Mintimi instaliuoti savo įrankius, savo dovanas. Kas priklauso man. Kas priklauso man, instaliuoja. Priklauso man, tegul instaliuojasi. Čia ir dabar. Mane grįžta man, čia ir dabar. Net širdį suskaudo.